Kągi sveiki visi, su jumis sveikinasi BioDeep Explore ir šiandien mes judėsime į apleistą 3 mergelių buvusį restoraną. Taigi, gero žiūrėjimo jums. Teks lipti. Tikiuosi. Nenuvirsti. Žiauris lidu, aišku. Bet tiek. Šlapia. Nu, atlipat. Ok. Prašau. Aš prisimenu, kai mes bėgom prie vasarą iš jo. Prisimeni? Jo. Ir ant vinies, kai atsistojau. Kaip? Nėra šlapia. Baisiai, biškiai apsnita, bet nieko. Ką, gerai, lipam į vidų. Turėti. Kas ten gero. O, neblogai išdegė yra. Turbūt nereikės. Tok ranką, ar nereikia? Mes į praeitą kartą mano čia su Eriku šokam bėgdami nuo signalizacijos. Žiauriai apdegę, matosi. Ir labai pavojinga eiti. Tikiuosi ant galvos nieko neužkris mum. Nu jo, pastatas nieko gero, būklės yra. Čia pirmatis dačkas aš užsiminė mūsų, ne? Jo, kažkada buvo jisai, bet dabar jau jo kaip ir nebėra. Survalangai išdaužyti yra. Ok, einam į pirmąjį kambariuką pasitaikiusi. Gėlytės va kažkokios matosi. Žibintai dar kaip keista neišdaužyta. Čia jau irgi visiškai išdegė realiai, teliko tik tai matosi tas pats korpusas. Šitam kambariuke nieko įdomus nebuvo. Pakeliama. Ką? Namo. Pakaba. Okay, einam dar čia į šoną, čia yra laiptai, einam nuo kairės pusės. Čia neblogai, visiškai va juoda, kai smola danga matosi. Nežinau, ar matosi ar ne. Čia kažkoks stalas išlikęs dar ne taip baisiai išdegęs. Dar galima rašyti kažką ant jo. Aišku, čia sarkazmas ant stalo. Aišku, galim gražiai stovyti. Na, Ieškojusi vieną čia dar mini staliukas, bet čia labiau toks šiukšlynas yra. šalta. Na jo, ne vasara. Stiklinė va, tokia apskrudusi, pakepinta gerai. Praėjom užpakti. O, matosi va, kaip atrodo pats tualetas, o ne? Nežinau, matosi ar nesimato jums. Mirkok. Čia va yra parašyta. Mirsim. Kriauklė. Tualetai va visi išdegė. Nu, tualetas nieko įdomus. O, blema. Pažiūrėkit kokią negyvą žirkę. Nežinau, matosi jums ar nesimato. Bet žiauru. Radau negyvą žirkę. Čia dar vienas tualetas kažkoks eitai. Yra, radau negyvą žirkę. Kaip tu nusipirk medalį. Čia buvo šitoj, kaip supratau, vietoje. Žiūrėk, bet bandys fotografą. Ja. Čia kaip supratau, šitoj vietoje buvo kaip ir pagrindinė ta visa baro salė. Nu, foje realiai. Kurioje visi renginiai viskas ir vykdavo. Iš čia va yra, kaip matosi, laiptukai žemyn nusileisti. Nežinau, matosi jums ar nesimato. Bet po to mes jais nusileisim žemyn. Čia pagrindinis pats įėjimas, aišku, pro jį jau nelabai pateksime mes. Ok, einam į kitą pusę, po to nusileisim šitais laiptukais. Paprasčiausiai mes pakeliui. Ja, to grįšim. Ok, įmė atgal. Nu, tarsi ne atgal, o į kitą pusę tiesiog. Čia pro ten, kur ir patekom, išlinom į tą kambariuką. Čia buvęs kažkada liftas, kurio kaip ir vežiodavo tas pačias lėkštes visokias. Kaip šalta tam šiukšlyne. Tai va. Čia kaip ir buvo mini virtuvėlė, aš bent jau taip įsivaizduoju, nes matosi kaip ir kažkoks, ne, čia skalbimo aparatas yra iš viso. Dar išlikęs. Ta, čia kaip ir sakiau mini virtuvėlė, nes va, kadangi matos tokios spintelės yra.
šaldytuvai, kurie jau pavirsti aišku benamių kaip ir staliukais. Grinai va padaryti va staliukai. Ok, einam žiūrėti, kas toliau kriauklytė va. Kaip naudotis va muilu parašyta instrukcija yra. Čia kažkokie prožektoriai praardyti. Va kažkokia dokumentacija su vadais parašyta. Ir mašinos šifkė. Ok. Čia kaip ir yra kažkokia registratūra. Ir joje parašyta tigro šuolis. Įdomiai. Čia duris. Čia kažkokia. O kas visai? Kaip varlytė atrodo, grinai ant viršaus tenai. Ne varlytė primena. Ok. Pimpaliukas? Čia kaip ir kažkoks mini ofisiukas bus, nes dokumentacijos yra kažkas išlikusios, bet dar po šito pastato kaip ir rūsys yra. Kėdutė va išlikusi. Ok, stalas. Čia va kažkokios duris, nes čia yra dar kitas įimas. Aišku, jau uždarytas ir neįs patekti. Patekom, man atrodo, kur yra tualetas, visa kriauklė išdaužyta. Šitoje va vietoje. Čia bent jau aš kaip įsivaizduoju, tai yra dar viena iš kitos pusės, kaip ir pokylių mini tokia salytė. Nes čia kaip ir baras atrodo kažkas panašaus tokio va tipo. Aišku, čia daug šiukšlių visokių yra. Tai va. Padaina. Čia va pakankamai. Čia striptizas klubatis, strėlė, kai galėsi šokti. Ja, striptizai. Žodžiu, čia tokios neblogai padarytos lubos, sakyčiau. Nu, tokios įdomios, tikrai neeilinio. Neeilinis. Ką? Rimtai va eglės papuošimai, kaip tik kalėdom artėjant. Nu, okei, einam dabar į rūsį pažiūrėti, kas jame gero yra. Čia yra, man. Kur? Tau kairė. Okei, judam. Kairė man laiptais. Einam, jo, jaučiu pronais laiptais. Einam. Ta patį patalpą pateksim. Ko gero turėtų. Ko gero pateksim į tą pačią vietą, kur buvom. Tai einam pro tos įdomesnius laiptukus, nes čia tokie banalūs yra. Visų žinomi. Tai va. Girčiau mažinos važinėje, tikiuosi mūsų niekas nepamatys. Čia dar vieni laiptai, bet einam per tos šoninius įdomesnius. Jeigu mes ten kažkur pateksim, nors pagildėję turėtume, nes iš viso pas turėtų būti nusileidimai žemyn. Čia va tie laiptukai neblogai įsilaikė. Nu, atrodo. Bet jie visi... Jo, mediniai jie visi yra. Nu jo, mediniai. Žiūrėk. Čia pateliukas kažkoks išlikęs. Čia irgi matosi grinai, kad buvęs baras kažkoksai. Nes kadangi pats tas stalas yra baro. Jo, visai neblogai atrodanti. Išlikęs tas dizainas yra šitos vietos. Nu, pats Rusys daug gražiai atrodo negu pagrindinis. Jo, bet jisai... Nes kadangi šitoj vietoj turbūt nedegi yra, tai dėl to. Va, čia va yra židinys kažkoksai tai buvęs. Ok, einam pažiūrėti, kas čia gero. Tai čia gražiau užsinėjau čia. Aišku, galėtų. Problemų, kur mes čia patekom. Čia dar vieni mažaisliukai yra kalėdom. Kvapas tai nekoks toks. Grinai atsiprašant, mižalinė yra. O čia va yra virtuvėlė mini, nežinau, matosi ar nesimato jums tos visos lėkštės. Tai va. Ką iš čia pamatėt? Aš čia neįsiu. Ką iš čia pamatėt? Tai jūs neįsiu žaidimų karatą. Noriu pažaist, bet neįsijungia. Nu, pastrapiškai aš noriu pažiūrėti. Eikit aš išjungiu, su vienu noriu aš įne. Ok, o žaidimo aparatas va. Neblogai įsilaikęs, sakyčiau, bet aišku visas išardytas jisai. Čia kaip ir buvo visos ventiliacijos vangos šitoje vietoje. Tai net neverta eit. Kaip keista metalistai nieko neišvogė šitoje vietoje. Nu, ok, einam tvarkytai įimą. Sargiai.
Žinoma. O čia dar yra praėjimas. Kažkoks įdomu, kur mes pateksim. Čia mes pateksim. Kažkokią skylę sienoje. Skylė sienoje. Jo, čia kaip ta žaidima. Čia kažkokios... O, blema. Pas nenukritau. Kad sėsi tą bliūdą. Čia dar. Fetišo kambarėlis riba. Čia grinai va, kaip striptizui. Man jau čia patikti, žinok. Plakatai va, išlikę, kad tipo merginom, žinai, būtų. Man jau čia patikti, žinok. Na, aš tikiu, to viskas patinka, kas susiję yra su merginom. Tai gal tu tipo vyras? Aš tai ne. Tai Volovytė merginom. telefoną nereikia. Neturėčiau kam skambinti. Ai, tu draugų neturi, pamiršau. Būtent. Čia pažiūrėsim, kur kada. Čia va, tėvo laiptai, kur mes būtume pirmai nusileidę. Tai žodžiu, einam pro kitą pusę. Tiek, apeisim viską realiai. O kokie įdomus laiptai yra. Kai lipam, tokios lūšim. O tie, bet nuo pačio, kad ten ilgiau? Nežinau, nepažiūrėjau. Nu, Smagu, nežinau. žodžiu, patekome į baseiną, kur čia buvo. Nenoriu matyti tavo. O kurie vietoj ta katė? Čia dešiniojo pačio, kad tas kažkas yra. Čia pačioje. Kur? Nieko ten nėra. Va, kas čia? A jo, katės vagriaučiai, nežinau, matosi, nes mato. Žiauru. Vaistai, žiauriai spalva. Nu, fainai. Pamačiau. Pirmai žiūrikė radau negyvą, tai dabar ir katę. Jesus Christ, net kailio nėra. Nu, tai žinai, per tiek metų suyra. Čia va lubos tokios išlūžusios yra. Čia kaip ir... Čia kaip ir tualetas. Aš esu kaip pamušėjau iš šeką. Čia tuščia. Čia musėt buvo pirtelė. Aš čia Nes daugiau kadangi- nenoriu čia vaikščioti. Baseinas buvo, tai ir pirtelė tenai. Čia va, patekom dar į kitą rūsio dalį. Nu, einam dar čia, yra kažkokios duris. Čia tai visa elektros skydinė buvusi, kurios jau aišku nebėra, nes viskas išvogta. Jo, grinai, va viskas išvogta, visa skydinė. Ok, einam. Čia kas gero yra. Matau, va, panašios į mašinų dalis kažkokios. Va visas salonas mašinos korpusas, grinai. Aišku, surudėjęs, bet įsivaizduojat, kiek čia metalo būtų metalistam. Dafiga. Metalistas. Einam, einam. Jam įdomu, iš tikrųjų pastatas. O, blemba, krekždaitė kokia. Ar čia ne krekždė? Krekždė? Ne. Bankė panašiau. Nu, ar ne čia trojka. Iš viso nežinom, iš to modelių. Blemba, kiek čia lėkščių pilna išdaužyta yra. Trumpai kaip žydas. Čia kaip ir pustuštė vieta. Tai net nelytų, nes čia pilna šukių visokių stiklų. O, einam čia. Kaip krypia, atrodo tokia lemputė žemai nuleista. Žinai, kažkas buvo nepasikorti musė. Ne, šiaip juokavim. Čia irgi va pustuštė, tai gatava produkcija. Tai čia šitai vietai buvo laikoma visa produkcija maisto. Aišku, čia dabar jau mašinų dalis kažkokios yra sudėtos. Šrotas. Ką? Šrotas. Nu jo, grynas šotas, ne veltui uždėtas yra mašinos tas lipdukas. Čia nieko gero nelikė. Čia irgi panašu buvo, kad laikoma kažkokia Čia nieko. produkcija. Jeigu nepasitikėjau. Aš girdžiu kažkur vanduo laša. Arba man vaidenasi. Čia turbūt, kad tai vienas. O blemo, tekom jį. Ne, nesivaidena, kažkur tai laša. Arba kažkas vaikšto. Gal kokia žirkė negyva. Ką? Čia va yra kažkokia va ruletė ir žaidimo aparatai. Vau, nu, temo vau. Tas jausmas, kai tu gali, tarkim, čia paliesti, pasižiūrėti. Bet net nespaudo tie mygtukai. Kaip? O čia va kaip kažkada, nežinau, matosi ar nesimato jum, kaip atrodė pats baseinas. Čia kokie buvo dar prie litų maisto užkandžiai. 16 litrų nebuvęs. Nu jo, iš tikrųjų tikrai pakankamai brango. Iš Afrikos pagavo iškėtas. Lėkštas.
Kad dar čia galime gero pasižiūrėti, pamatyti. Būt kaip ir nelabai toks kaip šotas dabar gavus. Rytelių katą. Jau. Lėkštutės. Papildomas va kokias teikiamas 3 mergelių restorane paslaugos. O parašytas Sekso yra paslaugos. būtent sekso. Pirmas lietus. Nemo gaila, kad čia viskas taip išvokta yra, viskas išvartyta. Nu, žiauriai apleista, bet kažkada buvo tikrai nebloga vieta. Ok, judame toliau. Pasižiūrėti, kasgi geras yra. Čia buvo dar viena vieta, kur liftas pakeldinėdavo, tarkim, tas lėkštutės su maisto produktais. Ką? Čia kaip ir koksai ūkvedžio sandėliukas buvo. Nu, grinai matosi, nes čia tokie įrankiai visokie yra sudėti. Tai būtent vietai spinta, aišku, visai išvirtusi. Ja. Čia yra baigęs darbą uždaryk angliarus ir balionų ventilius. Tai matosi, nesimato jau. Ok, einam iš tos vietos. Čia dar kažkokia va įrankių schema yra sudėta. Čia jaučiu, kokie įrankiai turėjo būti sukabinti. Gerai, einam toliau. Pasižiūrėt. Čia sudėtos kažkokios kėdės. Čia jau grinai kažkieno kaip ir namelis buvo šitoje vietoje, nes va sustatyta ir kažkoks praėjimas padarytas. Čia ir prikolna. Turiu klausti, važiuok, Vilį pasidėti. Čia o kažkoks degėsis. Tos daris. Oi, nieko gero. Esam tradicijas. Ne, man pirmą kartą neišsek. Čia kažkokios daris. Supranti, jeigu Negražiai. nori būti populiarė, galėjai tik ne. Aš tas, kuris kaip padėgė. O, dar. Atsargi čia yra kažkoksai patekimas į šulinį. Ne, čia nieko nėra. Arba nieko nėra. Va miltai, va koks supašnioti kažkam tai. Koksą nenorit niekas. Bet čia jaučiu, nežinau. Įdomiai atrodantis. Miltai. Pažiūrėk, jeigu vėl ta bus koksas. Čia va dar vieni žaidimo aparatai, kaip keista, dar jie neišvogti. Skydinė ir labai tai pakankamai nauji. Tai dar vienas va, aparatas. Va. Galima pažiūrėti, kaip jisai va valdosi. Vau, tikrai neblogai. Taigi, ačiū už žiūrėjimą jum. Taigi nepamirškit like, subscribe and share. Taigi, viso gero visiems.